Dabar aš parodysiu dar vieną priemonę, su kuria galima labai sėkmingai nuvalyti jūsų veidą. Tai vėlgi mes naudosim muilą, bet kokį veido valymo muilą, kuris jums patinka. Mes vėl sudrėkinam odą su vandeniu ir uždedam ant šiek tiek drėgnos odos tą patį muiliuką, kaip naudojam ant kairiojo skruosto. Ir jeigu norit, kad jūsų veido valymas būtų itin gilus, jūs galite naudoti specialiai tam sukurtą šepetėlį. Pastaruoju metu jos turi labai daug skirtingų firmų, tai yra Clinique. Šitas šepetėlis, jis su ultragarsu išvalo kiekvieną nešvarumą iš jūsų odos, iš jūsų porų ir veidas atrodys nepriekaištingai švarus. Jūs tai pamatysit tiesiog iškart po valymo, pati galite nuvalyti savo vieną pusę be jo, kitą pusę su jo ir pamatysit, koks yra didžiulis skirtumas. Taigi mes įjungiam, jisai vibruoja ir tiesiog sukamaisiais judesiais valot savo odą. Į vieną ir į kitą pusę, kadangi mūsų oda yra ištempta į dvi skirtingas pusės. Paskui jis pats išsijungs ir visi nešvarumai lieka ant šepetėlio. Tų antgalių yra daugiau, yra masažinis antgalis, yra keičiamieji antgaliai, kur jūs galit keisti, jeigu matot, kad šitas visiškai kaip ir atgyvena savo laiką. Taip švariai rankos ir rankšluostis tikrai nenuvalys jūsų makiažą, tai jeigu tik jūs turit galimybę ir susigundysit, irgi labai yra priemonė, jūs galite pirkti iš kažkokių kitų firmų, kaip jau sakiau pačioje pradžioje, kad tikrai neatstovauja atskirai kažkokios vienos. Tiesiog būtent man šitos priemonės tiko labiausiai. Jūsų odai galbūt tiks kažkas kitas, o galbūt tiks tos pačios. Išvaliau odą ir kaip nebūtų keista, kai padariau tiek manipulacijų su savim, to vis tiek yra negana. Taigi jūs negalite išmiegoti iškart, kai jūs pavalėt savo veidą tiesiog su kažkokiu muilu, sviestu ir panašiai. Ką mes darom toliau? Grįžtam vėl prie diskelio ir imam toniką. Aš parodysiu du skirtingus tonikus. Vėlgi jūs pasirinksit pagal save. Tai yra Garnier. Jeigu jums jis tinka, nesausina veido, jūs galite naudoti jį. Tonikas reikalingas tam, kad pašalinti negyvas ląsteles. Taip pat aš naudosiu Clinique toniką. Tai yra Step 2, beje, tai buvo Step 1. Clinique įžymi 3 žingsnių programa. Dermatologų ir chemikų geriausia sudaryta veido valymo sistema susideda iš 3 žingsnių. Ir visus 3 žingsnius siūlo Clinique. Ir jie net nepataria pirkti kažkokio vieno iš tų žingsnių, nes taip ir nebus labai didelės naudos. Labai patariu, nors iš kažkokios kitos kosmetikos sudaryti savo 3 žingsnius, kurie daro būtent tas funkcijas, apie kurias dabar kalbu. Taigi, nuimu negyvas ląsteles su Clinique losjonu arba toniku. Taip pat jūs galite valyti ir akis. Beje, su šituo šepetėliu akių zonas valyti negalima, nes nėra labai jautri. Ir akių zonai egzistuoja kitokios manipulacijos. Yra skirtingi masažiniai antgaliai, šaldantis kremai ir panašiai, ką jūs galite naudoti būtent tai zonai, bet tai yra visiškai atskira tema. Pavalėm. Ir paskutinis, trečias žingsnis, tai yra drėkinimas. Nesvarbu, ar jūsų oda yra sausa, ar jinai yra riebi, ar jinai yra kombinuota, ar jinai yra normaliai, jūs vis tiek turit savo odą tinkamai pamaitinti. Aš naudoju vėlgi labiausiai tinkančią savo priemonę. Tai yra trečias žingsnis iš Clinique drėkinamasis kremas, tai yra miniatiūra. Jisai drėkina, jis vadinasi net ne kremo, o losjonu, bet aišku, mes gal labiau pripratę prie tokios konsistencijos produktų vadinti jos kremais. Jis ant mūsų paruoštos švarios odos labai gerai eis į kiekvieną porą, sudrėkins, pamaitins jūsų odą. Mano odai reikia labai stipraus drėkinimo, kadangi darbė turiu nemažai stresinių situacijų, dažnai dirbu iki vėlaus vakaro arba nuo labai ankstyvo ryto. Mano oda reikalauja labai didelės priežiūros ir tikrai turėjau nemažai kažkokių spuogiukų, paraudimų. Atradusi savo tinkančią priemonę, tikrai pagaliau turiu tokią odą, kokios norėčiau ir net dabar prieš jūs negėda pavalyti savo savotišką kamufliažą. Labai linkiu, kad ir jūs atrastumėt savo priemonės, su kuriom atrodytumėt tobulai ir kurios tiktų tik tai jums, nes kaip jau sakiau, ant švarios odos, ant gražios
odos, kurią jūs reikiamai pasirūpinot, bet koks makiažas atrodys visada tobulai. Akių sryčiai visada naudokit atskirą kremą, aš irgi turiu iš Clinique, čia grinai akių kremas. Nes, kaip sakiau, ta zona yra labai jautri ir ją reikia reikiamai pasirūpinti, kad jinai pailsėtų su labiau koncentruota priemonė. Neįdėjau prieš tai ant viso veidą. Kaip mes naudojam lūpoms, lūpdažį, akims šešėlių su veidui krimpudrą, taip pat kiekvienai tai zonai reikalingos skirtingos priemonės. Jeigu jūsų oda yra itin pavargusi, jūs norit maksimaliai pasirūpinti ją iš vakaro, kad rytoj būtumėt labai žvali, graži ir atrodytumėt nepakartojamai, ir žinot, kad paprasto drėkinimo kiekvienos dienos priežiūros jums neužteks, jūs galit naudoti intensyvesnį priemonę, tai yra veido kaukės. Aš siūlau paimti veido kaukės, kurios yra kaip servetėlės, nes jos itin drėkina ir rūpinasi jūsų odą. Čia iš kitos pusės jūs visada galite paskaityti, kam būtent skirta ta kaukė, ką būtent jinai gero padarys jūsų odai ir ar tinka jinai būtent jums. Nes kas liečia Mitomo, japoniškos firmos kaukių, kur Lietuva tikrai pakankamai prieinamas, jos yra skirtos skirtingom problemom. Beje, viską, ką parodžiau iki kaukių, reikia naudoti ne tik vakare, bet ir iš ryto, nors atrodo, kad kai jūs atsikeliat ir norit iš karto dėti makiažą, šiek tiek pavalęs veiduką, kad jūs miegojat, jūs nieko nedarėt, veidas yra švarus, bet tai tikrai nėra taip, nes kol jūs miegojat, kažkokios dulkytės prilipo prie jūsų odos, liko vakarykštis kremas ir panašiai. Dėl to jūs turit visiškai tas pačias 3 manipulacijas atlikti prieš dedant jūsų makiažą ryte. Apie rytinį paruošimą veido aš papasakosiu dar kažkokiam video. Taigi, jeigu jūs darot makiažą kiekvieną dieną, jūsų darbas to reikalauja ir jūsų veidas vis nukenčia nuo dekoratyvinės kosmetikos uždėjimo, jūs turit padaryti kažkokią veido kaukę, nors vieną kartą į savaitę. Jeigu jūs iš vis nenaudojat dekoratyvinės kosmetikos arba naudojat bet retai, palepinkit savo veidą panašiom kaukiam, tai gali būti kaukė kremo pavidalo arba tokios, palepinkit jį nors vieną kartą į mėnesį. Jūsų veidas bus labai dėkingas, nes juose visų reikiamų medžiagų koncentracija yra itin didelė. Kaip tai reikia padaryti? Mes atplėšiam pakelį, ištraukiam kaukę, jinai yra labai drėgna. Pas mane yra su placentai, labai drėkina, patempia odą. Iš tikrųjų, prieš kaukės dėjimą jūs net galit nedrėkinti visos odos, kadangi jinai labai sudrėkins. Bet kadangi aš rodau visą valymą, ką galima naudoti ir be kaukės, tai aš parodžiu jau viską. Atrodo jinai taip. Ir dabar darysim Halloweeno video dalį. Uždedam ją visur. Paskirstam ant visos odos. Dažniausiai jos padarytos taip, kad plaukų zonos neliečia. Šiek tiek drėgmės pernešam ant kaklo. Ir volia, galim filmuoti dar vieną filmo Halloweeno dalį. Parašyta dažniausiai, kad ją reikėtų naudoti 20-30 minučių, bet realiai jūs galite ją turėti ant veido iki kol jinai netaps visiškai sausa ir viskas įsigers į jūsų odą. Jeigu atsibodo, jūs galite nuimti ir tai, kas liko, dar paskirstyti ant kaklo, ant dekoltė zonos, ant alkūnių, nes tai yra tos zonos, kurios itin reikalauja kažkokio drėkinimo ir maitinimo, nes dažniausiai nukenčia nuo sausumos. Kaukė, jeigu jūs naudojat ją kremo pavidalo, ją visada reikia pavalyti. Šitos kaukės likučius irgi galėsit nuimti nors su sausu servetėliu. Arba jūs galite ją uždėti, paskui, kai viskas įsigers, nuimti ir eiti miegoti. Taip pat galite pasielgti su kreminį kaukę, bet dažniausiai, jeigu ją būtinai reikia nuvalyti po kelių minučių, tai bus parašyta jums ant jūsų buteliuko. Kodėl mes galime atmiegoti? Nes ryte mes vis tiek pavalysim viską su tais 3 žingsniais, kaip mes valim viską iš vakaro. Aš einu ilsėtis, nes mano reikalai jau eina į naktį. Jūsų dėka sudrėkinsiu odą. Aplamai stengiuosi padaryti tai nors vieną kartą į savaitę. Jums linkiu geros darbo savaitės. Kaip visada, savo atsiliepimus, komentarus ir pageidavimus galite rašyti man beauty barą ir visur kitur, kur mane rasit. Man tai visada labai malonu. O šiai dienai bus tiek. Tikiuosi, tas video buvo labai naudingas. Atsisveikinu su jumis. Rūpinkite savo odą ir nustebsit, kaip jinai gali jums atsidėkoti už tai. Visas apkabinu ir bučioju. Mua.